Labą dieną, bičių mėgėjai ir ne tik. Va, kaip ir tada praeitam video minėjau, buvo sniegas ir iš karto nėra sniego, va, o dar kalniukas liko. Ir jau vieną kitą bitę mačiau buvo atskridus ant kalniuko. Šiuo metu tokia kaip ir sekmadienis, gan saulėta dienelė, tik tai ne visi aviliukai skraido. Turiu omeny, pat iš tų dviejų dabar jau bitultės skraido. Iš kitų, bet šitie aviliukai turbūt gauna daugiausia saulės. Pažiūrim, kad taip aš baisinės čia gal bitikės. Kiek kamerą čia pastatysiu. Skaitos. Visumoje vaizdukas toks, kad lyg kaip žiūriu visai tokios gan gyvybingos bitelės, bet aš kaip ir žadėjau, šiandien noriu papasakoti apie bityno gėles. Ir pradėsiu turbūt jų čia visų šitų augalų, jeigu sąžiningai pasakius, tai yra ir neįmanoma išpasakoti, tai yra jų begalė, daug medingų. Aš daugiau propaguoju auginti daugiamečius augalus. Tai pirmoje eilėje, gal taip ir net grupėmis skirsiu, tai, kikim, yra tokia gausi šeima ir gan medingų augalų, tai yra agurkliniai. Tai iš jų, ką vertėtų paminėti, tai yra plautės, tokie pavasariniai, tokie kupsteliais gražiai augantis su daug žiedų augalai, kurios gausiai lanko bitės, kamanės ir kitokios bitės, ne tik medunešės. Labai gausiai lankomas bičių, tai yra godas. Dabar iš tų, sakykim, tokių augalų dar ką norėčiau, sakykim, maži miniatiūriniai arba alpiniai augaliukai. Tai aš čia biškutėlę turiu šiek tiek kažką pasirašęs, tai pabandysiu prisiminti. Tai yra ir mažų čiobrelių kiliminių, mažų bieručių kiliminių medingi augalai, kalpokės, pavyzdžiui, alpinariumuose labai gražiai atrodo ir labai gausiai lankoma yra bičių. Paskiau katilėliai, visokie žemaūgiai irgi puikiai tinka alpinariumuose ir tikrai gausiai lankys bitutės. Kai kurias, sakykime, veislės ar rūšis snapučių. Tai kas liečia tokius miniatiūrinius ir dar čia galima minėti, aš čia visų ir jų nesuvardysiu. Paskiau paminėsiu tokią grupę augalų, tai yra išties labai gausi, tai yra notreliniai augalai, tai yra išties plati grupė ir tikrai reikia pripažinti, kad jie yra gan medingi augalai. Tai išskirčiau gal pirmoje eilėje katžolės, sakykime, šalavijai, tuo pačiu ir tie patys čiobreliai, ir veronikos, ir jozažolės, ir visa kita. Tai išties, kas liečia apie šalavijus, gal biškutį plačiau sustosiu, tai yra šalavijų, sakykime, veislių rūšių augalų yra pasaulinio atžvilgiu labai gausi, pradedant nuo vienmečių, dvimečių ir daugiamečių. Ir sakykime, man tai, aš asmeniškai labai mėgaujuos tais, tai yra daugiamečiais šalavijais, tai yra guojinis, šilinis, paskui labai gausiai taip pat žydi iš vaistinis šalavijas, tai yra ir mėlyna spalva, yra ir rausva spalva. Išties gausiai lanko bitės. Paskiau išskirčiau gal iš tokių katžolės. Katžolės, kuo pasižymi, tai visų pirma, kad tai yra kai kurios labai gausiai žydi. Ne kiek gausiai, kiek ilgai žydi. Gali kai kurios katžolių veislės pradėti žydėti net ir
2-3 mėnesius ištisai ir išties irgi reikia pripažinti, tikrai gausiai lanko bitės. Iš to tokių pastebėjimų, kas liečia dabar tokias ryškesnės gal gėles, tai skirčiau ežiolę. Ežiolę lyg atrodytų per šitą ežiuką neturėtų prieiti medunešė bitė, bet mano stebėjimais, kai ežiolės žydi, į jas užskrenda irgi skaitos medunešės bitės, pasirinkti greičiausiai eleksyro, o gal yra nektaro, o gal ir žiedadulkių, tiksliai negaliu pasakyti. Aš tą taip atidžiai neįžiūrėjau. Paskiau labai didžiulė gausa ir gausiai lankoma taip pat medunešių bičių, tai skirčiau vis tik saulaines, ypatingai saulaines. Jos tai pražysta, kaip vadinkim, tai yra rugpjūčio. Yra veislių ir anksčiau, kurios pražysta, bet diduma pražysta rugpjūčio, rugsėjo mėnesį ir tikrai gausiai lankoma. Ir tuo metu palyginti netaip daug žydi augalų, tai bitulė tiem toksai kaip ir saulainių, kuo daugiau, tuo didesnis rojus iš jų ir parsineša žiedadulkių ir nektaro. Reiktų dar paminėti apie tokią grupę augalų, tai yra veronikos, veronikūnai. Tai išties ir gan aukšti, gali būti ir 2 metrų ir taip toliau. Ir išties tikrai gausiai irgi lanko bitelės, kamanės ir bet katras, sakykime, veronikų rūšis. Aplamai veronikų irgi yra nežmoniška įvairovė, nuo miniatiūrinių, tai yra alpinių veronikų, lygiai gigantinių veronikų, kad ir mūsų vietinė auganti ravuose. Tai tikrai stipriai irgi lanko bitelės ir šiaip ir labai gražiai šiuo metu yra dekoratyvių formų, juos gražiai žiūrisi sode ir iš tiesų irgi gausiai lankomos skaitos bitinių atstovų. Reiktų dar išskirti tokius augalus, tai yra barškės, tokia kaip ir mažai kam turbūt girdėta jų žydėjimų laikotarpiu irgi tikrai pastebėjau nemažai lankantis kamanių, bičių. Iš tų tokių labiau gal jum girdėtų, tai būtų jo zažolės, jų yra net 3 spalvų skaitos, tai yra ir baltos, ir raudonos, tai rožinės, gal labiau tiktų, ir mėlynos. Beje, jo zažolių lapais dažnai eidamas į bityną, šai irgi pasitrinu pirštinės, kartais pasitrinu levandom. O beje, levandos irgi yra medingi augalai, tik tai pas mus palyginti jos jau irgi į antrą vasaros pusę pražysta, bet irgi išties gausiai lankomi augalai. Va čia kažkodėl šitos bitutės. Dar neįkaitino aviliukų, aš ateisiu turbūt apie kokią 3 valandą čia. Labiau iššils aviliukai ir man atrodo ir šitos dalės pabus ir pamatysime, kaip ir jos skraido. Tai kas liečia iš tų visų čia paminėta, šių visų ir turbūt nesuminėsiu, kur aš čia tą velniai sąrašą pasidėjau. Taip čia dar pasirašiau, taip. Beje, tokia irgi gausiai lankoma, sakykime, augalai, kurias labai lanko bitelės, reikia išskirti ir bajorės. Yra bajorės ir jos irgi gausiai lankomas yra bitelių, yra augančios natūraliai ir pas mūsų dirvanojamuose dirvose, tos, sakykime, natūralės, bet yra daug bajorių ir visokių dekoratyvių formų, įvairiais žiedais, gražiai gausiai žydinčios ir gausiai lankomos. Beje, iš tokių egzotinių dekoratyvių augalų gal reiktų irgi skirti, tai yra zundos irgi išties. Zundos labai mėgstamos visokių
medaus mėgėjų, ieškotojų ir lyg atrodo dygus tokie ir augalai, bet iš tiesų tikrai gausiai lanko, plus zundos palyginti ilgokai žydi, tuo pačiu iš karto prisiminiau dar kitus augalus, bandreniai. Kai kuriuos bandrenius, kiek žinau, sodina ir bitininkai, bet yra didelė gama bandrenių, tai yra dekoratyvių formų, aukštų, žemų, su dideliais burbulais, su mažais burbulais, spalvinė gama, nuo šviesiai baltų, lygi tamsiai melsvų. Dar reiktų gali skirti tokias žiomenės, paskiau žiognagės, tokios yra pavasariniai šaukliai, paskiau yra, beje, silenė, tai yra naktyžiedės. Kaip bebūtų, naktyžiedės irgi kai kurias tikrai gausiai mano pastebėjimais lanko bitės. Tai va būtų pradžiai, apie kas liečia, aš čia maždaug suvardinau tuos medingus augalus, po kol kas bitelės neskraido. Dabar prisiminiau, kad ir raudonėlis, tai yra čia va irgi auga raudonėlis. Čia butelys dar vaizdą gadina. Vat yra raudonėliai, bet yra ir tuos jų raudonėlių dekoratyvios formos. Tai yra žemaūgiai kiliminiai raudonėliai, yra su labai keistais žiedais raudonėliai. Jos taip pat gausiai lanko bitės. Prieš tai mačiau vieną kitą, o dabar kažkaip tai nesimato, bet vat kaip keista, šitie du aviliukai skraido, o visi kiti, kaip bebūtų, kaip nevienodai, labai gražiai skraido. Aš pabandysiu. Galbūt dar kažką prisiminsiu nes ateisiu paskiau už poras valandų, aš tikiuosi labiau įkaitęs aviliukus ir daugiau bitelių pradės skraidyti. Pabandysiu ir su kitu objektyvu iš arčiau pritraukti, bet smagu, kai skraido. Dabar taip staigiai iš gėlių. Teisingai dar nepaminėjau, yra daug ir įdomių vienmečių medingų gėlių, tik tai bėda, kad su jom reikia jas sodinti. Vazonuose, taip toliau, kaip ir toksai bereikalingas vargas. O kas čia dar iš tokių įdomių gėlių? Gaisrenas turbūt. Prisiminiau, dar ravuose dar labai puikiai auga raudoklės. Ir šiuo metu raudoklių yra labai daug jau veislių, dekoratyvių, gražių. Taip pat raudoklės irgi gausiai lanko bitelės. Tai vat irgi labai papuoš gėlyną raudoklės. Prisiminiau dar labai aukšti augalai delfiniam. Bet kai teko ir skaityti, jeigu vien iš delfiniam augalų bitelės parsineštų vien iš jų, tai tuo medaus beveik kaip ir šiek tiek medus gautųsi nuodingas. Tas pats kaip ir rusmenės irgi labai palyginti. Aplamai tų močiučių arba kaip bobučių darželiuose, tai kol aš nežinojau, kol nesidomėjau, galvojau, kad gražias gėlės, iš tiesų nuodingi augalai, visi auskarėliai. Dailiai auskarėliai, super nuodingi. Visur tos mačiutės žinojo. Vien rūta, ko verta, prilėtėjai prie pirštų ir turi kažką užvalgiai, tai kažer atsigausi. Tai žinojo, kad auginti. Atrodo gražu, iš tiesų tai suktai. Bet dabar tai ne apie tai, mes čia šnekame apie. Beje, amerikinis auskarėlis irgi reikia pripažinti gausiai lankomas bitelių, palyginti ir gilgiai žydintis ir gan gražus augaliukas. Taigi,
dar sugrįžau aš už poros valandėlių čia į bityną ir galiu pasakyti, naujos bitelės neišlindo iš kitų avilėlių, o ir tos pačios dabar jau neskraido. Tai reiškiasi gan labai trumpai jos biškutė apsiskraidė. Ir dar prisiminiau iš augalų, kurie būtų taip pat medingi, ką galėčiau paminėti, tokie kaip alpinarium, tai yra sauleniai, paskiau saulutės, paskiau iš tokių didesnių, kurie ilgai žydi, tai dedešvos. Taip nuostabus irgi daugiamečiai augalai, ilgai žydintis ir duodantis gražių tokių kreminių žiedadulkių. Tai da čia viena bitutė, mačiau skraidė, bet ir lindo irgi turbūt jau vis tiek yra pusė 3 dienos. Pusė 3 dienos ir labai tikėjaus, kad ir šitos pašildytos irgi išlys, bet dėja nelenda. Ir iš šitos nelenda, nors atrodytų aviliukai apšviesti, bet turbūt dar per anksti, reiškias, arba bitelės jaučia, nes aš jau pats jaučiu, kad gali būti, kad vakare tai bus ir normali šalnikė. Tai nėra ko. Ir galiu dar parodyti, taip pat prieš tai, kaip ką tik skraidė prieš porą valandų, o dabar jau tyla prie šitų. Jokia. Ai, dar yra viena bitelė, va. Jeigu matot, sugrįžo paklydėlė. Nu da, va tikrai va viena kita skraido, va. Bet sakykim, tą dydį jau apsiskraidimo jos atliko, kiti kažkodėl tyli. Nu, nieko. Ateis ir jom eilė. Akyse mažėja kalniukas. Bet pjuvenėlės tikrai savo duos. Ką tai, kas liečia medingus augalus, būtų tiek, iš tiesų tai būtų galima ir dar turbūt ne vieną laidelę apie medingus augalus supasakoti, bet diduma vis tiek bitelės skris į didžiuosius laukus, vis tik kiaulpienės, pražys visokie sodo augalai ir taip toliau, medžiai, va kur medunešių bičių pagrindiniai, sakykim, šaltiniai, iš kur neša. Ai, beje, dar prisiminiau apie agastašą, tai yra lopantą. Taip, jis irgi yra medingas augalas ir gražiai kvepia, tik tai biškutį kaip ir trūkumėlis. Vėlokai žydi, vėlokai palyginti, kad jis kokį mėnesėlių anksčiau, tai būtų iš vis fantastika. Ir turbūt to šitą laidelę ir pabaigsiu. Susitiksime kitą laidą, dar kitos ir nesugalvojęs apie ką filmuosiu, bet kažką sumąstysiu. Tai viso gero.